29 uždavinys yra pirmasis uždavinys, kuriame jums reikia užrašyti pilną uždavinio sprendimą. Šiems uždaviniams reikia šiek tiek daugiau laiko ir mes turime nuosekliai įvesti pilną sprendimą. Šių uždavinių sistema jums nepatikrins automatiškai. Tikrosios patikros metu šios uždavinius jums tikrins mokytojas. O dabar jūs turėsite juos pasitikrinti patys ir tada gautus taškus pridėsite prie tų taškų, kuriuos jums jau apskaičiavo mūsų sistema. Todėl, įrašinėdama kiekvieną video, aš pasakysiu, už kokį veiksmą kiek taškų yra skiriama. Ir jeigu jūs tą veiksmą atlikote teisingai, savo taškiuką užsirašykite. Lygiai taip pat paskirtų taškų skaičius yra nurodytas mūsų sprendimuose tipiniuose. Kai jūs analizuosit savo sprendimus ir lyginsit su tais, kurie yra sistemoje, jums taip pat bus parašyta, kiek taškų už kokį etapą yra skiriama. Taigi, jūs patys savo vertintojai šį kartą ir patys savo mokytojai įsivertinkit ir pridėkit gautus taškus prie bendros jūsų taškų sumos. Pradedam. Mykolas nori 5 valandas plaukti upe pasroviui ir 3 valandas prieš srovę. Upės tėkmės greitis 4 km per valandą. Klausia, kokiu greičiu jis turi plaukti, kad iš viso plauktų ne mažiau kaip 64 km. Mums svarbu suprasti, kad plaukiant upe pasroviui, mūsų greitis ir upės greitis susideda. Jeigu Mykolas plauktų greičiu X pasroviui, ir dar srovės greitis yra 4 km per valandą, tai jo greitis būtų x + 4. Na, o prieš srovę atvirkščiai mes turėtumėm iš Mykolo greičio atimti srovės greitį. Rašant pilną sprendimą būtina įvardinti, ką aš pasižymiu kintamuoju. Taigi aš ir parašau. Mykolo greitis tebūnie x km per valandą. Plaukiant pasroviui, greitis pasroviui bus x + 4 km per valandą, todėl kad greičiai susidės. Greitis prieš srovę bus x - 4 km per valandą, nes greičiai atsijims. Dar mes žinome, kiek laiko Mykolas nori plaukti pasroviui ir kiek prieš srovę. Tai jeigu mūsų Mykolas pasroviui nori plaukti 5 valandas, tai per valandą jis nuplaukia pasroviui x + 4 km, tai per 5 valandas jis nuplauks 5 kart x + 4 km. Tiek nuplauks Mykolas pasroviui. Plius dabar prieš srovę jis plauks 3 valandas, tai nuplauks 3 padauginta iš x - 4 km. Ir turi nuplaukti ne mažiau, tai yra daugiau arba lygų už 64 km. Jeigu tau pavyko užrašyti tokią nelygybę, jau gali savo pasirašyti vieną tašką. Dabar mes ją sprendžiame. Sudauginam 5x + 20 plus 3x - 12 daugiau arba lygų 64. Prie 5x pridedu 3x, 8x daugiau arba lygų. Dabar čia gausiu 64 - 20 ir plus 12, taigi 8x bus daugiau arba lygų, iš 64 atimu 20, 44 ir 44 plus 12 yra 56. Padalinam abi lygtis pusės iš 8, x daugiau arba lygų, 56 dalinta iš 8 yra 7. Taigi, Mykolas turi plaukti 7 km per valandą arba didesniu greičiu. Atsakymas – Mykolo greitis, reikėtų parašyti žodžiais visą šitą, Mykolo greitis ne mažesnis negu 7 km per valandą. Jeigu tau pavyko gauti tokį atsakymą, gali pasirašyti savo antrą tašką ir tada visas uždavinys bus įvertintas 2 taškais.